Nedaug jau liko to kelio eiti Kamino, iki kol pasieksim pagrindinį tašką Santiago de Compostela katedrą. Tai liko tik 3 dienos ėjimo. Ir truputį pasidalinsiu savo mintim apie meilę sau. Kad ir kaip šita tema, šitie žodžiai garsiai skamba dabar visur kur. Ir aišku, kad tai yra apie savo poreikių girdėjimą, apie savo ribų brėžimą, pasirūpinimą savim. Visa šita dalis meilė sau taip, bet pasiryžtant eiti į meilę sau, manau, sunkiausia dalis yra būtent ta atleidimo sau dalis, arba kitaip, vėlgi tas atleisti, tas žodis, taip jeigu jį giliau panagrinėjus, labiau jisai turbūt yra priimti savo praeitį, priimti situacijas, kuriuose, nefainiai pasielgiai. Šiandien matai, kad gal buvau, pavyzdžiui, šiandien matau, kad buvau neteisi, trūko išminties, trūko sąmoningumo, elgiausi iš asmeninio skausmo. Ir atleisti sau. Ir kaip tyčia, paskutinės naktis sapnavau, atrodo, tokios tikros buvo situacijos. Sapnavau žmonės, patyrimų su tai žmonėm, kur giliai dar pasąmoniai tikrai nėra išspręsti dalykai. Neužbaigta, nebuvo padėta taško. Ir pabusdavau ryte su ta tokia kažkokia dar emocija, kur turėčiau savo priekaištų, kaip elgiausi, arba negavau to atsako, kokio norėjau. Ir toksai kažkoks nusižeminimo galbūt jausmas. Ir taip norėtųsi visą tai ištrinti iš savo gyvenimo. Ir va čia, kai kalbam apie praktikas paleisk jausmus, va čia protas tada tikrai nori šitas situacijas atsikratyti, jas išstumti, kad tarsi jų gyvenime nebebūtų. Bet va šita meilė sau dalis, kuri ir plečia ir daro daugiausia erdvės, yra priimti save. Ne tai, kad kitaip būti jau negalėjo, bet tą ir nusižeminimo jausmą galbūt priimti ir priimti save. Padariusią ne tuos sprendimus. Jau dalinausi kažkuriam video, kad mano suvokimu nėra ne tie sprendimai, yra tiesiog sprendimai, kurie pasekmės netaip jaučiasi, kaip norėtųsi, kad jaustųsi. Nes nežinom, kas yra geri, blogi sprendimai. Tiesiog nepatinka pasekmės, kaip jos jaučiasi ir viskas. Pagal tai ir vertinam teisingas ar klaidingas sprendimas. Ir ta praeitis tokia didžiulė yra. Tas bagažas yra toks didžiulis. Ir aš atrodytų tame sąmoningumo kely, kažkaip tiek, kiek save atsimenu, taip vis kažkaip man ir domina visos šitos temos. Bet tas meilė sau, po kuriuo telpa dabar tas atleidimo, priėmimo savęs su praeities aspektais. Ta dalis yra tokia sudėtingiausia, todėl kad kažkokia, pavyzdžiui, mini situacija ir išlenda vėl koks nors toks gėdos jausmas, kalties jausmas, toks priekaišto savo jausmas. Ir ten toj pasąmonėje tiek daug visko prisaugota yra, kad neužtenka matyti. Kaip čia yra žingsnis numeris 1 pasakyti savo.
renkuosi eiti į meilę sau. Taip. O antras žingsnis, kai jau paleidžiam šitą intenciją, kai ateina prisiminimai, kaip mano atveju per sapnus dabar labai stipriai atėjo, kai tos situacijos pradeda eiti, prisiminti tą sprendimą. Aš renkuosi eiti į meilę sau ir tose situacijose priimti tą save, netobulą. Vėl, tie žodžiai man tokie, ne tie, nes tai yra tas patyrimas, tą tikrai nefainą save, kurią norėtųsi išstumti ir kurią mes nesąmoningai kartais ir kai norim save pateikti, pavyzdžiui, gražiau, geriau, prieš save, kitus. Ir kartais, dažnai tai gali įvykti net nesąmoningai. Tiesiog ant tiek tie gynybiniai mechanizmai yra stiprus, kad tą savo pažeidžiamumą, tiesiog nesąmoningai jo nesinori rodyti, nes tai yra grėsmė. Bet jeigu tai nusprendžiam mylėti save, tai neišvengiamai ateis šešėlinė dalis ir kasdienybėj, ne tik, čia gerai būtų, kad tik tai jau praeity buvo šešėlis, o dabar jau elgiamės labai sąmoningai, labai fainiai, kiekvieną dieną, žiūrėk, kažkur sureaguoti galim neadekvačiai, iš nuovargio, iš pykčio, iš dar kažko. Ir pasakyti, tebūnie, jau taip, ir apkabinu save šitą tokią nefainą. Būti tikrai toj vietoj pačiu didžiausiu palaikymu. Ir čia pasileidžia tokia kita programa stipri. Jeigu leisti savo tokiai būti, tai reiškia nebesikeisiu, nebetapsiu geresnė. Ir čia toks ateina kitas vidinis konfliktas, kad negalima, taigi čia nebuvo teisinga taip, kaip aš pasielgiau, tai nėra, pavyzdžiui, mandagu taip elgtis. Negalima pykti ant žmoniųgi, visi ten tokie yra anokie, o tu čia supykai. Ir jeigu čia dabar laikysiu čia normaliu elgesiu, tai tada ir elgsimės visi kaip nežinau kas, ne? Ir čia ir yra tos vietos, kur tas balsas negali atleisti savo. Žodžiu, niekada į meilę savo, manau, tada ir reikia pamiršti tada šitą tikslą. Tai tada meilė savo yra nepasiekiama, ta tokia priėmimo, ramybės būsena yra tiesiog nepasiekiama. Jeigu yra čia atleisiu, čia neatleisiu, čia priimsiu, čia neprimsiu, yra tiesiog nepasiekiama. Čia labai gražu, bet taip nesimato, kaip yra iš tikrųjų gražu. Taigi, tas sprendimas, meilės savo sprendimas, intencija yra kiekvieną dieną patikrinimas. Kiekvieną dieną, sakau, ne tik ribų brėžimas, pasirūpinimas savim, savo poreikių girdėjimas ar net atsakomybės prisiėmimas už tai. Ir tiesa dar apie ribas tokia praplėsiu trumpai, kad ribos, mes kartais, pavyzdžiui, nubrėžiam ribą, čia mano riba, ir norim, kad kitas ją gerbtų. Bet jeigu žiūrėti iš visiškos atsakomybės perspektyvos, tai aš ir turiu apsaugoti tą savo ribą, aš ir turiu brėžti tą ribą. Ir ten, kur mes ribų nenubrėžiam, pakankamai už jas nepastovim, nepasirūpinam, ne kad kitas turi čia kažkaip, žodžiu, aš pasakiau stop ir turi kitas gerbti. Kitas gali gerbti, kitas gali negerbti, žodžiu, visi elgiasi kaip jie elgiasi, o kaip aš savim pasirūpinsiu, ar ne? Ir kai kartais tų ribų nenubrėžiam, tuomet irgi mano buvo tam tikrų situacijų, kurios išlindo, kur nubrėžiau ribas per vėlai ir buvo susikaupęs pyktis. Ir jau
Ir paskui išeina jau tokia emocinis toks krūvis, dėl kurio, aišku, tada gėda, nejauku, nepatogu, nefaini, kaip aš čia taip nesusitvarkiau. Ir vat, net ir tose situacijose priimti save, nu, va, tą tikrą, tą šešėlinę dalį, ar nepriimti, gyventi su savim totaliam priėmime ir kad taip įvyktų, tas reikalingas va, tavo ašis, aš esu, aš pasirūpinu savim, aš kuriu savo gerovę, gyvenimą, vidinę būseną. Labai įdomu šitą jausmą patirti einant kelyje, kuprinė ant pečių. Ypač kai nesvarbu, kad mes štai kelionį keliaujam dviese, bet vis tiek nėra taip, kad eitumėm visada greta, šalia. Vyras eina labiau priekį, aš atsilieku. Ir tas toksai patyrimo vis tiek jausmas, aišku, einant, keliaujant vienai dar būtų stipriau. Tas toks, aš esu, aš einu ir man, pavyzdžiui, dabar kažkas nutiktų, pavyzdžiui, būtų negera, nu, jeigu nėra to antro lydinčio žmogaus, nu, tikrai aš ir galiu pasirūpinti savimi, ar ne? Nei draugai, nei pažįstami, niekas nežinos, nematys. Ir vietinis gali praeiti, gali nepraeiti. Ir va, tas suvokimas ne tai, kad čia vienišumas, bet tokia yra realybė visam gyvenime. Pasidalinam kartais, pavyzdžiui, gražiais dalykais, su kitais sėkmėmis, fainomis kelionėmis. Nu ir ką, bet jos baigėsi. Prasideda tas labiau kasdienis gyvenimas, arba ir čia reikia spręsti kažkokias situacijas. Pavyzdžiui, nu visko gali nutikti ir tada lieki vienas. Bet nelieki vienas, o čia labiau iliuzija yra, kad galvoti, kad nesi vienas. Bet vėl vienas tai ne apie tą visą vienišumą kaip žmogus. Tie, kas turi tą ryšį su atradę su kūrėju, su visata, su kažkuo daugiau. Ta širdis vėl kitaip užsipildo. Ir tas vienas, tai turiu omeny jo, va, tas, kas priima dabar sprendimus, eiti į kairę, eiti į dešinę, pat nukritus, atsikelti, neatsikelti. Ir va, bet patyrimas, tas savęs patyrimas, aš esu, aš kuriu gyvenimą, labai raugina tą tokį vidinę ašį ir stuburą. Ir ten vat viduj susidraugauti su visais tais balsais, kurie yra, kur esame išmokę save bausti, lyginti su kažkokiais tai standartais, kuriuos turim atitikti. Ir kaip pasielgiam ne pagal standartus, tada norisi bausti save. Ir va čia irgi prisuvokiant, kad palauk, taigi aš ir kuriu standartus. Taip, nu yra visuomenės tokie, taip, kad maždaug orientuotumėmės taisyklės, kelių eismo, dar kažkas, kad tokia tvarka kažkokia savotiška būtų pasaulyje, yra tos taisyklės kuriamos. Bet čia ir suvokti, kokia yra taisyklių paskirtis. Pavyzdžiui, be eismo taisyklių tai vyktų daug nelaimingų atsitikimų, tai jos yra labai naudingos jų laikytis. Bet yra tokių, kaip pavyzdžiui, kaltė, kas anksčiau buvo ir šiandien vis dar gali būti naudojamas kaip puikus manipuliacinis įrankis. Tu padarysi man tai, ko aš noriu. Kai aš, žodžiu, kaltas žmogus daugiau padarys dalykų, paslaugos, negu tokiu nesijaučiantis žmogus. Tai kaip ir būsti iš šitų standartų ir suvokti, kad palauk, o kas pasakė, kad aš dabar negaliu savo atleisti dėl to, kad, nu, ten pasikarščiavau, ar ten kažkaip sureagavau ne taip, ar nenubrėžiau ribų, ar kažkur nusižeminau. Tas nusižeminu vėl. Prie kiekvieno žodžio būtų galima kabinėtis, ką reiškia nusižeminu, ar ne.
nėra tokio dalyko nusižeminu, yra tik tai negavai tai, ko nori, arba gavai atsakymą ne. ir čia yra nusižeminimas, o tiesiog dažnai tai būna atsakymas, pavyzdžiui, ne. Ir viskas. Ir save priimti su visu tuo pažeidžiamumu, silpnumu, su tuo tikrumu, be bandymo to ištaisyti, be iliuzijos, kad galima tokiu nebūti, priimant teisingus sprendimus. Oi, tai va, tai meilė savo man begaliniai plati savoka ir šioje kelionėje man ta meilė savo yra labiau, sakau, ne tiek apie ribas ar poreikių patenkinimą, nes čia šitą kažkaip atrodo jau dabar lengviausia dalis, kiek apie priimti, atleisti savo, su visokiais praeities šešėliais, buvusiais, šiandien esamais, būsimais. Tai va, linkėjimai, iki